Sveiki visi. Šį kartą norėsiu pristatyti jums puikius 4 produktus, kurie yra skirti veido odos priežiūrai. Tai vadinasi vakarinis priežiūros rinkinys iš 4 dalių. Taigi va, matot, puikus produktai, apie kiekvieną truputį papasakosiu. Taigi, kaip sakom, spindinti ir sveika veido oda suteikia iš tikrųjų puikią savijautą ir grožį. Tačiau kaip pasiekti šitokį rezultatą, kad oda būtų puiki ir, kaip sakoma, švytėtų. Nepadės net pats brangiausias kremas pirktas už didžiulę pinigų sumą, jeigu jūsų veido oda nėra išvalyta ir nėra, kaip sakoma, giluminiškai išvalyta, taip pat nėra švariai nuprausta, nėra nuvalyta. Tai tikrai nepadės nei vienas pats prabangiausias kremas. Tai šitas rinkinys yra mūsų top produktas elektroninėje parduotuvėje Atomy kompanijos. Tai yra skirtas tas rinkinys kompleksiniai veido odos priežiūrai. Ir kaip sakiau, sudaro 4 produktai. Taigi pirmas produktas yra giluminis valiklis. Jis giliai yra valantis kremas su žolelių ekstraktais. Jis švelniai nuvalo makiažą, išvalo poras, ramina odą ir to pasėkoje jūsų oda įgauna, sakykime, tokį stangrų ir sveiką švytėjimą. Šitą priemonę rekomenduojama naudoti tik tuo atveju, jeigu jūs naudoja dekoratyvinę kosmetiką. Tai yra iš tikrųjų puikus produktas. Toliau, sekantis yra, kaip sakoma, putų valiklis. Tai skirtas giliam odos valymui, padeda pašalinti toksinus ir be abejo kitas nuosėdas ant odos veido paviršiaus. Dėka unikalaus Sangvan Tinder grybo enzimo ekstrakto oda apsaugoma yra nuo išsausėjimo ir ji tampa sveika. Šitą produktą galite naudoti 2 kartus per dieną. Tai yra ryte ir vakare. Trečias mūsų produktas tai yra pilingo gelis, kaip sakoma, šveitimo želė. Švelniai ir efektyviai pašalina negyvas odos ląsteles, nedirgindamas, bet užtikrindamas, kaip sakoma, tolesnį greitą priežiūros priemonių įsisavinimą. Be abejo, sudėtyje yra žolelių ekstraktai, kurie reguliuoja riebalinių liaukų darbą ir minkština odą. Dabar kaip jį naudoti? Tai yra tepti storesnių sluoksnių ant veido odos, palaikyti 1-2 minutes ir lengvais judesiukais sukti, sakykime, šitaip, kol pradės formuotis tokie kamuoliukai. Be abejo, kol jūs patys nepabandysit, jūs tai turbūt gal sunkiai įsivaizduosit, kaip tai pasidaro, bet taip. Puikus tokie mažyčiai kamuoliukai susiformuoja ant veido, tai nusluoksniuoja visą tą veido negyvą, sakykime, sluoksnį nuo veido odos. Taip, ir šitą priemonę reikėtų naudoti tik tai 1-2 kartus per savaitę. Taip, toliau, mūsų puikioji nulupamoji veido kaukė. Kaip sakoma, ji nepakeičiamas yra produktas porų valymui. Ji gali ne tik giliai išvalyti jas, bet ir suteikti elastingumo bei nuraminti veido odą. Taip pat dėka esančių augalinių ingredientų, kaip sakoma, įvyksta visi šitie procesai. Kai vienu metu paruošta oda kitų priežiūros priemonių tepimui, kaip sakoma, pašalina perteklių nereikalingų produktų skaitos ir minkština odą. Taip pat naudojame 1-2 kartus per savaitę. Priklauso nuo to, sakykime, kaip jūsų oda jaučiasi. Jeigu, sakykime, turit inkštiruotą porėtą odą, galite, aišku, ir daugiau kartų panaudoti, bet rekomendacija yra 1-2 kartus. Dabar kaip naudoti ją? Reikia patepti lygių sluoksnių
pačią odą ir palikti apie akių sritį, tik tais nieko nedarykit, ir apie lūpas. Ir palikti 20 minučių palaikyti. Na ir po to ją gražiai taip voliojant, kaip sakoma, paimti ir nulupti. Taigi, dabar aš pabandysiu jum ir pademonstruoti. Tai pirmiausia nusivalysiu veido odą su šituo, nors šiuo metu dabar ir neturiu, kaip sakoma, jokio makiažo, jokių kitų priemonių, bet parodysiu, kaip sakykime, jisai veikia. Taigi, kaip ir sakiau, tai dabar atliksim pirmą punktą, kaip sakoma, giluminį valymą. Tai aš turiu čia tokią priemonę, tai va, nes kitaip yra sudėtinga truputį parodyti, tai pasišlapinam veidą. Ir paspaudžiam mano produktas dar naujas, nes užsisakiau jį neseniai, nes buvau pabaigusi. Tai va, užsispaudžiam, sutrinam tarp rankų ir švelniais judesiais. Iš tikrųjų labai malonus, kaip sakoma, kvapas. Nėra toksai, kaip kartais būna, kad toks specifinis kvapas ir jis erzina. Čia iš tikrųjų labai puikus kvapas. Tai va, nuvalom. Be abejo, nepamirštam ir savo kaklo, nes kaklas tai yra dalis. Taip, dabar pasiimsim vatos diskelių ir viską švariai nuvalysim. Nuplausim vandenuku. Taip. Čia mano katė nukrito nuo stalo, nes labai norėjau pasižiūrėti, ką veikiu. Tai va, toks pašalinis garsas truputį. Taip, tai va, nuvalėm. Dabar sekantis mūsų putos. Putos irgi naujas dar yra. Reikia dar nusiimti šitą užtaisą. Oi, negaliu nuimti. Labai stipriai prispausta. Taip, ir pasispaudžiam putų. Taigi, va, kaip matot, jos iš tikrųjų labai greitai putoja. Taigi, nuprausiam. Šitus kvapas dar kitoks yra. Tai va, matot, kaip apsiputoja. Labai puikiai nuvalo viską. Tai va, vėl imsim vatos diskelius. Ir nuplausim viską vėl. Be abejo, jūs namuose visą tą procedūrą galit padaryti vonioje. Pas mane ten šiuo metu vyksta skalbimas. Tai bilda labai skalbimo mašina. Garsus leidžia iš tikrųjų, tai gręžia, tai sausina, tai dar kažką daro. Tai taip nelabai išėjo ten nufilmuot. Taip. Na ką. Na va, viskas nuplauta, sutvarkyta. Taip. Veido odą galim nusausinti. Ir dabar imsim pilingą. Kaip ir sakiau, pasitepkim. Aš kaip visada tai dažniausiai tarp pirštukų sunešioju viską ir ištepsiu veido odą. Tai va, kaip ir sakiau, kad reikia palaikyti 1-2 minutės. Jeigu jaučiat, kad jums dar trūksta, tai galit dar pasispausti. Ir 1-2 minutės palaikyti, kad pajausti šitą odos atsluoksniavimą,
kaip ir sakiau, nereikalingos, kuri jau yra negyva. Taip, palaikom ir tada lengvais judesiukais mes paimsim ir išmasažuosim. Taip, kad pajausti šitą atsisluoksniavimą. Be abejo, gal galit jūs ir nejausti, jeigu jūs, sakykime, esat naudoję kažkokias šveitimo priemonės prieš tai ir jau esat nusluoksniavę tą savo sluoksnį veido odos, tai galit jūs ir nepajausti tų rutuliukų. Taip. Pamasažuojam. Nu, va čia aš jau jaučiu, va šitoj vietoj jau va tokie yra mažyčiai rutuliukai, čia matomai yra daugiausiai negyvos odos. Taip va, ir jaučiasi jau ir ant veido. Aišku, per kamerą gal čia ir nelabai matysis, nes jie iš tikrųjų yra labai mažyčiai, nors gal pabandysiu parodyti, jeigu kažkas man čia pavyks, kad jūs matytumėt. Ir šiaip labai, kad jaustųsi, tai tikrai nėra, nes aš kaip naudoju produktus, tai šveitimo šitos produktus, kitus turiu, kurie nuvalo veido tą odą, tai nelabai kažkaip labai daug ir jaučiasi. Na, nežinau, ar čia matysis, ar nesimatys, bet aš pati tai va jaučiu. Tokie va yra kažkokie tokie kaip rutuliukai. Ir ant kaktos, ir ant nosies truputį gal dar reikėtų biškį. Nu va. Ir ką, ir tada nuplaunam. Tai pasiimsim kitus tokios tamponėlius, nes anie jau kaip ir prisigėrė vandens jau. Sušlapinsimės juos ir nuvalom savo visą priemonę. Taip, nuprausiam. Dabar nusausinam veido odą. Taip, ir dabar paskutinis mūsų štrichas yra veido kaukė. Dabar veido kaukės sluoksnį reikėtų padaryti tokį, kaip pasakyti, nei per ploną, nei per storą. Nes jeigu bus labai per storas, ji per 20 minučių kaip sakoma, neišdžius. Jeigu bus per plonas, ją truputį bus sudėtinga nulupti, jinai gali trukinėti. Tai va, net nežinau, kaip čia man šį kartą pavyks, nes vis gaunasi skirtingai, visada atrodo lyg vienodai tepi, bet gaunasi visada skirtingas tas sluoksnis. Taip, apie akis paliekam, nieko nedarom. Taip, truputį, kad gal ir klis, tai klis. Taip. Taip. Irgi būtinai nepamirštam kaklo. Reikia būtinai ir kaklą patepti. Nes ir ten yra nešvarumo ir kaklas, kaip sakoma, yra dalis mūsų veido. O čia truputį plaukai prikibo ir dar plus ant rūbų įsispaudžiau. Nu, nieko, išsivalysim. Na va, ir dabar paliksim
20 minučių ramiai galit eiti pagulėti, galit paskaitinėti Facebooką, galit paskaityti kažkokią knygą per tą laiką, kol mūsų kaukė sustings ir išvalys mūsų veido odą. Tai dabar ir aš 20 minučių eisiu pailsėti, pasimėgauti relaksu ir susitiksim po 20 minučių. Taigi 20 minučių jau praėjo, tai bandysiu aš kažkaip dabar parodyti, kaip jums nusilupti tą kaukę. Taip, va, matote, sluoksnius būtų labai gerai, kad jį nuo šitos vietos nusiluptų, bet sakau, kartais būna taip, kad atrodo lyg tepi ir vienodai, bet sluoksnis būna plonesnis ir jį sunkokai nusilupa. Tai va, matot, va, kaip jį nusineria. Taip, kitą kartą tenka net ir paimti ir nuplauti ją, nes jie sunkokai lupasi. Tai va, sakau, pasižiūrėkit pagal užtepimo storį. Jeigu per daug storai užtepsim, tai irgi lygiai taip pat sunkiai lupsis, nes ji neišdžiūva. Jeigu per plonai, tai tada irgi sunkokai nusilups. Tai va, reikia atrasti savo tą viduriuką tokį. Taip, va. Na, po truputį. Aš manau, gal mes čia kaip ir nulupsim mes ją. Taip, dar biškį. Po truputį mes ją ir nulupsim. Be abejo, paskui dar pasižiūrit, galit ir nusilupti, galit ir nusiprausti. Va, kaip jį gražiai, va, taip jinai turėtų gražiai iš apačios ir nusilupti. Sakau, ne visada gaunasi. Tai aš gal truputį biškį prisistabdysiu laiką, nusilupsiu, nes jau matėt, kaip ir kas turi būti, ir tada užbaigsim pačią procedūrą. Taigi, va, nuėmiau mūsų kaukę, tai va, gavosi tokie, va, kaip sakoma, gumos gabaliukai. Na ir be abejo, po visų šitų procedūrų, jeigu naudojam, sakykime, rinkinius, tai galima tepti serumą, toniką ar dar kažką, vienu žodžiu, ką jūs turit. Aš šį kartą netepsiu daugiau nieko, nes man odai kaip lyg ir užtenka, tai patepsiu su mūsų kompanijos Atomic kremu, kuris iš tikrųjų labai lengvos tekstūros yra ir kvapas labai puikus yra ir puikiai padrėkina dehidratuotą odą, jeigu, sakykime, pas jūs yra tokia. Tai va, labai puikiai minkšta oda, tokia va truputį atjaunėjusi, kaip sakoma, tai labai puikiai jaučiuosi. Tai dabar dar kartą tada jūs supažindinsiu su produktais, kaip ir sakiau. Tai yra giluminis valymas, naudojam tada, kada naudojam dekoratyvinę kosmetiką. Toliau, putas. Putas naudojam ryte, vakare. Pilingą ir kaukę naudojam 1 arba 2 kartus į savaitę. Tai va, šitą puikų rinkinį galima užsisakyti Europos parduotuvėje, nes mūsų kompanija balandžio 19 dieną atidarė ofisą Vokietijoje. Tai mes kuo puikiausiai galime užsisakyti produktus iš Vokietijos. Ir jeigu užsakymas yra didesnis negu 150 eurų, kompanija siunčia produktą tiesiai į namus nemokamai. Na, o jei užsakymas yra truputį mažesnis, sakykime, gal mums nereikia tiek produktų, tai mes siunčiamės produktus iki Latvijos švietimo centro, iki jo produktai ateina nemokamai. Na, o iš Latvijos švietimo centro mūsų sponsoriai persiunčia per Omnivos įkainiais. Tai iš tikrųjų nėra dideli pinigai, tai priklauso nuo siuntos, gali būti 3 eurai, gali būti 7 eurai, tai yra didžiausia suma 7 eurai. Tai, kaip ir sakau, puikūs produktai,
puiki kompanija. Taigi, jeigu ir tu norėtum naudoti Pietų Korėjos produkciją, ne tik kosmetiką mes turime ir maisto papildai, ir virtuviai skirti, kaip sakoma, produktai, tai yra kempinėlės, šveistukai, taip pat skalbimo priemonės, taip pat batai, avalynė, toliau rūbai vyram, diržai odiniai. Taip pat turime, kaip ir sakau, sveikatos papildų, tai yra, kaip vadinami šitie badai, ir žuvies taukai, ir karališkoji sofora, ir granatų želė, ir labai labai daug kitų produktų. Taip kad pačioje Korėjoje yra apie 550 pavadinimų produktų, Europos parduotuvėje turim 58. Bet mes nenusimenam, nes kiekvienu kartu vis atsiranda naujienų. Tai va, ir šį kartą turim naujieną irgi atsiradusią naują, tai yra kūno losijonas, labai puikus produktas naujiena, taip pat planuoja atsirasti keratininis šampūnas, vaikiška dušo želė, planuoja atsirasti mūsų hemahimas. Tai jeigu ir tu norėtum prisijungti prie mūsų, naudoti korėjietišką produkciją, kuri pasaulyje iš tikrųjų puikiai žinoma, aplinkui Kinija, Japonija įvertina iš tikrųjų šitą produkciją ir jūs pažiūrėkit, Kinės, Japonės, korėjietės, kokios jos iš tikrųjų gražios. Veido oda prižiūrėta, jokių raukšlių nėra. Aišku, gali būti, kad ir, sakykime, genai sakysit ar dar kažką, bet iš tikrųjų šitos Azijos šalis naudoja iš tikrųjų puikius produktus. Jie neperka bet ko ir nededa ant veido bet ko. Užtat ir turi tokį rezultatą. Tai ir jūs kviečiu, kas norite prisijungti. Elektroninė parduotuvė yra nemokama, užsakymai yra daromi tada, kada jūs norit. Nėra startinio paketo ir jokių registracijos mokesčių nėra. Tai kviečiu visus norinčius ir vyrus, ir moteris, ir mergaitės nuo 18 metų prisijungti ir patiems būti savo odos, savo kūno, savo namų ir virtuvės šeimininkais. Taigi laukiu jūsų žinučių, jeigu norėsit bendradarbiauti su šita kompanija.